Pora gali būti kompensuotos, o čia Ernestas Veliulis kaip prasibėga ir dabar galimybė Ernestui Veliuliui, jis vienas prieš vartininką smūgiuoja į vartus ir Ernestas Veliulis muša įvartį 1-1. Neįtikėtina, štai yra tikrasis, na kaip ir kalbėjau, Robertas Veževičius, tikrai primena būtent jo situaciją su Siono komanda. Kai irgi akistata beje, kiek pamenu, baigėsi 1-1 ir Robertas Veževičius mušė įvartį prabėgęs labai ilgą atstumą, galima sakyti, tiesa, tada prie šoninės linijos, o čia Ernestas Veliulis muša nuostabų įvartį tiesiai į viršutinį vartų kampą. Kažkas nerealaus ir žinoma dabar jau galima sakyti, kad žaidimas yra toks, koks ir rezultatas. Tikrai nenusipelnė panevėžiečiai atsilikti, gal net ir nusipelnė pirmauti. Vienas prieš kelis varžovus, Ernestas Veliulis, na jis kalbėjo beje po praėjusių rungtynių, sakė, kad galbūt galėjo būti ir rezultatas dar geresnis, galėjo būti ir 4-0, nes varžovai labai atakavo, paliko, galima sakyti, tik 2 žaidėjus gintis ir jeigu ne tas pašalinimas, jeigu nedingo antra geltona kortelė, galbūt būtų galimybė ir pasižymėti 4 kartą, bet nėra 4 įvarčių, pirmose rungtynėse yra 3, o dabar Ernestas Veliulis muša įvartį ir rezultatas tampa 1-1. Žaidžiant Helsinkyje, dabar vėl Gojoko ekipai